Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Vasara. Labai karšta, varžybų sezonas labai permainingas šiemet. Daug tenka važinėti savaitgaliais ir dėl to aš esu susikoncentravęs dabar įveikti šį gyvenimo etapą, nes jau šio sezono varžybų metu vienam iš sportinių automobilių teko perrinkinėti variklį. Ačiū Dievui, pavyko jį pagauti laiku, nespėjo susinaikinti, bet vis tiek užtruko. Ir laiko reikėjo, ir pastangų, ir pasistumdyti su darbais. Be to, su šių metų varžybų sezonu buvo vienoks tvarkaraštis, po to jisai keitėsi dar kartą, keitėsi trečią kartą, 5, 10. Ir gaunasi taip, kad vienas varžybų savaitgalis, po jo kitas varžybų savaitgalis, po to gauni pailsėti. Per tuos karščius ganėtinai turbūt ir jums sudėtinga judėti, sudėtinga ką nors veikti. Tokiu oru norisi tik tais prie ežero leisti laiką, maudytis ir ilsėtis. Bet tenka dirbti, todėl užsibrėžęs esu tikslą įveikti šį etapą. Šios laidos tema yra įjungsiu kanale demokratiją, nes atkreipiu dėmesį, kad tie komentarai, kurie yra rašomi, labai retai kada būna kažkas prie laidos temą, dažniausiai tai reiškiasi, kaip aš jau seniai buvau pastebėjęs, daugiausiai komentarų parašo silpnopročiai įvairaus plauko, kurie turi kažkokių problemų su psichinė sveikata. Ir jiems labai svarbu išreikšti savo emocijas, kad jiems tarsi kas nors nuo jų tos nuomonės pasikeistų. Esu dėkingas tiem, kurie rašydavo palaikymo žodžius, kurie įvertindavo, kurie konstruktyviai kažką parašydavo, pataisydavo arba sukritikuodavo, bet tokių buvo labai mažai, kurie būtent taktiškai, teisingai, tvarkingai kažką parašydavo. Dažniausiai tai tie silpnapročiai, kurie rašo belenką ir tai neturi absoliučiai jokios prasmės su jais bendrauti ir neatsakyti aš negaliu, o tai neduoda jokios naudos nei man, nei jiems, jo labiau, nei tiem, kurie stebi visą tas pamazgas. Todėl priėmiau sprendimą įjungti demokratiją. Taip kaip demokratinėse šalyse. Jeigu kažkas nepatinka, kažkas nereikalinga, neaktualu, tiesiog paimi, užblokuoji masinės tas informavimo priemonės, jas ištrini, sunaikini ir problemos nėra. Tai taip aš irgi nusprendžiau padaryti su komentarais. Juos anksčiau absoliučiai jokios nebuvo pas mane, iš mano pusės nebuvo jokio moderavimo. Visi moderavimai buvo išjungti, automatiniai ir visa kas kita. Ir viską tai, koks silpnoprotis parašydavo, viso tai eidavo į eterį. Dabargi tvarka keičiasi ir nepagalvokit, aš neužsiimsiu to moderavimo ir neįjungsiu ten aukščiausio lygio moderavimo. Tiesiog bus išjungti komentarai. Nes prasmės ten, sakykim taip, turi būti lygios visiems teisės. Tai jeigu aš dabar vienus atstumsiu, o kitus skatinsiu, iš mano pusės man tai atrodo asmeniškai negražu, nepadoru ir taip neturėtų būti. Visi turi būti lygus, todėl dėl debilų keliamo šaršalo komentaruose komentuoti teisės neteks visi. Kad būtų lygybė. Mes už lygybę, už tvarką, už santarvę, už draugystę šitam kanale. Todėl komentarų nebebus. Tai šį laidą yra būtent apie tai, kad pasikeičia mūsų formatas. Dėl Facebook'o kol kas dar nesu tikras, bet greičiausiai tie debilai, kurie rašydavo po vaizdo įrašais, nubėgs į Facebook'ą ir tenai teks irgi išjungti komentarus. Tai kad, tai yra tiesiog greičiausiai laiko klausimas. Kas dėl laidų
turiu sugalvojęs porą temų, sumastęs, susidėliojusios mintis, susigulėjusios. Pasakysiu taip, kad, pavyzdžiui, yra laida, iš esmės greičiausiai, galimai, sekanti laida bus apie debilus, apie silpnapročius. Pateiksiu tą informaciją, kurią esu surinkęs. Jinai įdomi, jinai aktuali absoliučiai kiekvienam žiūrovui. Tiek tai bus turbūt dalis tų žiūrovų, kurie paklius į tą kategoriją. Ir tiem, kurie yra sąmoningi, protingi, jums irgi bus aktualu suprasti jūs supantį pasaulį. Kita tema yra susijusi su kapitalizmu. Ir buvo viena tokia laida, prieš tai buvusi, man atrodo, sėkmingi žmonės. Kas yra sėkmė šiuolaikiniam pasaulyje, šiuolaikiniam kapitalistiniam pasaulyje. Ir ten susidūriau dar su vienu niuansu ir tą niuansą aš norėčiau apkalbėti ir pateiksiu pavyzdžius, paaiškinsiu, ką aš dar tokio sugalvoju ir kokius radau įdomius dalykus, kaip visą tai dėliojasi. Yra tų laidelių, pasiruošęs tokių minčių, pasiruošęs medžiagos, belieka visą tai rasti laiko ir visą tai kalbėti į kamerą. Tai, kad kol kas neapsikraukite stipriai, aš nedingau, tiesiog taip susiklostė, tokia situacija šiai dienai yra. Jo labiau labai nesidraskau, nesiplėšau, kadangi aš įtariu, kad žmonės yra irgi kaip aš dabar vasaros metu turi kitų reikalų svarbesnių ir ten, tarkim, sodai, kaimai, atostogos, poilsis, jo labiau puikus oras, ilsėtis. Ir nelabai kam norisi sėdėti ir žiūrėti vaizdo įrašus, klausyti, apsikrauti save, apkrauti savo galvą, kad reikėtų galvoti. Nepergyvenkite. Ateis ruduo, bus naujų laidų, naujų temų ir bendrausime toliau. Šiai dienai tiek. Viso geriausio.